Dar kartą visi sveiki, tai noriu pranešti, kad šiandien grįžom be 21 nakties iš Kauno klinikų. Pauliui atliko operaciją. Po operacijos daktaras chirurgas pranešė, kad buvo plyšęs apendicitas, daug pūlių. Tai dar prisimenant įvykius, šio mėnesio 19 dieną nuvykus pas vaikus į Pastogį pasimatymą, Paulius pirmoje eilėje pradėjo skųstis, kad jį primušė į pilvą stipriai. Parašėm pareiškimą tada ir po to laiko jam prasidėjo pilvo skausmai. Galimai tas sumušimas turėjo įtakos. Ir šiandien vaikas buvo operuotas. Tai tokios žinios ir gulės dabar reanimacijai. Vienas iki ryto, rytoj ryte važiuosim 8 atgal. Dar toks dalykas, kad jeigu kažkas ten ar komplikacija ar kažkas, tai mums nieks nepraneš. Praneš Pastogiai. Nes taip yra. Tokios taisyklės, kaip sakė. Dar papildomai padaviau Pastogės darbuotojai socialiniai pedagogai, kuri, kaip jinai teigia, turi įgaliojimą atstovauti pagal įstatymą Paulių, mūsų sūnų. Aš jai padaviau įrodymus, kad ta nutartis negaliojanti, nes bylos nagrinėjimas dėl šito vaikų atėmimo vyks gruodžio 12 dieną apygardos teisme. Spauda apie tai nerašo, nieks nerašo. Tai paėmė iš mūsų visus sveikus vaikus. Ten jie patyrė traumas, pažeminimus, smurtą ir visa kita. Ir dabar finale guli ligoninėje, išoperuotas. Ir tokios žinios, tai mama emociškai palūžus labai stipriai. Brolis vyriausias irgi. Pats aš neturiu net ką, tai tiek, žodžiu.